Oi, sveiki, pavėluotai. Šiandien vėluoju, nes niekaip negalėjau išeiti į Facebooką. Facebookas man neleidžia išeiti į laivą. Tai šiandien laivas vyks tik Instagrame. Tai žiūrėsim, kas išeis. Būna ir taip. Instagramo, kaip čia sekėjams, labiau pasiekė, nors aišku, aš paskui laivą pasidalinsiu ir Facebook'e. Nežinau kodėl, bet taip jau yra. Tai labą dieną, visi galite pamojuoti, širdučių pamėtyti, žinosiu, kad ne viena esu, jau matau prisijungusi yra. Ir šiandien tada aš tęsiu savo laivų ciklą apie neurografiką, apie tai, kas tai yra, kaip ją galim panaudoti, kuo jinai naudinga ir apskritai, ar jums tiktų ją išmokti ir naudoti. Ir šiandien mūsų tema tai yra labą, matau jau sveikinantis, man labai malonu, kaip paleisti emocijas kūrybiškai. Tai dar kol vis tiek pradžia, tai vis tiek prisistatysiu kaip visą laiką, nes galbūt žiūrės šitą video ir ne mano sekėjai, kurie nežino, kas aš tokia esu, arba jūs pasidalinsit šito laivu, galbūt kažkam tai naudinga. Tai aš esu Agnė Gontytė Filistovič, finansinė proveržio mentorė, padedu pakelti pajamas ir savivertę, būtent dirbant su pasauliniais blokais. Ir šiandien mes toliau kalbam apie neurografiką ir kaip galim paleisti emocijas, kokios tos emocijos, kodėl svarbu paleisti emocijos. Ir šiandien gale laivo duosiu tokį pratimėlį, būtent nuimti, ne visiškai galutinai paleisti emociją, bet ją tikrai sumažinti, kai yra pikas didelis. Tai pirmiausia, pradedant laivą, norėčiau, kas esate dabar prisijungę, parašykite, ką jūs dabar jaučiate. Nes dažnai žmonėm yra iš tikrųjų labai sunku įvardinti, ką aš jaučiu. Su manim lygiai buvo tas pats, aš ilgą laiką nemokėjau vardinti emocijų, apart tokių jau aštrių, kaip pyksti arba liūdesys kažkoks ir viskas. Ir mano spektras ir žodinėlis emocijų baigdavosi. Ir iš tikrųjų dėka neurografikos mano tas emocinis intelektas tikrai paaugo, aš pradėjau įvardinti savo emocijas, ką aš jaučiu, nes piešint neurografikoje mes būtent ir visą laiką, ten svarbu ne tik tai piešinys, bet ir refleksija, kas su manim vyksta, kokios mano emocijos, kokie mano kūno pojūčiai, kokios mano mintis, tai yra labai yra svarbu. Tai neurografikos dėka aš pradėjau labiau jausti ir girdėti save. Tai jeigu kalbėt, pavyzdžiui, ką aš jaučiu dabar, aš jaučiu jaudulį, nes rytinis toksai Facebookas neprisijungia ir toks susijaudinimas kažkoks yra, bet taip pat jaučiu džiugesi, kad galiu dalintis, taip pat jaučiu interesą, taip pat šiuo metu aš jaučiu tai. Jeigu galite, pasidalinkite ir jūs, ką jūs dabar jaučiate. Nes dažnai žmonės sako, pavyzdžiui, aš nieko nejaučiu, nieko aš dabar nejaučiu. Bet iš tikrųjų žmogus kiekvieną akimirką kažką jaučia. Tik vienu momentu jinai, ta emocija yra tokia, kaip žema, nedidelė, neriški, o kitų momentų ryški. Ir jeigu žmogus niekados nepraktikuoja, neklausia savęs, ką aš dabar jaučiu, kas vyksta su manimi, jam labai yra sunku įvardinti tas būtent emocijos, kurios yra tokios silpnesnės, taip stipriai išreikštos. Tai dėl to susidomėjimo. Labai puiku. Liudmila? Taip. Tai žmonėm iš tikrųjų labai sunku įvardinti, ką dabar jaučia. Taip pat, kas dar yra, kai paklausoma žmonių, ką tu jauti dabar, maišoma emocija su mintimi arba kažkokiu tai siekiu. Tai dažnai, aišku, būna, kai norima toksai, žinot, ypač kai dirbama, kad aš dirbu su klientais, individualiuose sesijose ir klausiu, ką tu jauti ir pradeda, pavyzdžiui, pasakyti, aš jaučiu, kad man dabar reikia nustoti dirbti ir išeiti atostogų. Ir čia yra ne emocija, o yra mintis. Taip žmogus stengiasi pabėgti, pradėti jausti ir girdėti save, jis tarsi toks pabėgimas vyksta. Nes labai yra sunku įvardinti. Ir kitas dar dalykas, žmonėm yra labai nemalonu, iš tikrųjų, arba netgi nemėgsta įvardinti negatyvios emocijos. Nesvarbu, ar ten didelio spektro ar mažesnio spektro, nes nemalonu jausti tą neigiamą emociją, nes jis sukelia kažkokį tai diskomfortą.
ir nemalonų jausmą. Tai vat irgi pasakyti, kad aš pykstu dabar, arba aš, nežinau, pavydžiu, yra labai sunku, nes galvoja žmonės, kad visų pirma, pačiam nemalonu jį jausti, ne, aš jaučiu kaltės jausmą arba gėdą jaučiu, bet taip pat ir bijoma įskaudinti galbūt ir kitą žmogų. Kodėl emocijas yra svarbu, ką mes iš tikrųjų darome žmonės su tom emocijomis, kai mes jas pradedame jausti. Tai mes arba slopiname, arba išreiškiame, arba paleidžiame. Slopinti iš tikrųjų yra blogiausia, ką mes galim padaryti su emocija. Ir ypač neigiamą emociją, kai mes užslopiname, mes nenorim jos jaustis, mes geriau ją užspaudžiam, išgrūdam kažkur tai tolimiausią kampelį, bet po kurio laiko jinai vis tiek kažkaip tai sprogsta. Vienokiu ar kitokiu būdu ir net ne mum norimų būdu ir ne mum norimo gal net momentu, ne? Gali būti nukritęs kažkoks tai arba neišplauta lėkštė, gali sukelti uraganą namuose, nors iš tikrųjų kažkokią tai emociją aš atsinešiau iš darbo. Tai vat slopinimas emocijos yra, kai mes ją slopinam, jinai vis tiek dar labiau didėja, stiprėja ir jinai sprogsta. Kitas dalykas yra išreiškiame, ne, emociją, bet čia išreiškiant emociją, iš tikrųjų daug geriau yra išreikšti emociją, negu ją slopinti, bet yra svarbu, kaip mes ją išreiškiame. Taip, nes didelė dalis žmonių nemoka išreikšti savo emocijos, mes tiesiog ją paimam ir išmetam iš savęs, išmetam skaudindami aplinkinius, netgi skaudindami save, paskui ten, pavyzdžiui, supykstame, aprėkiame, po kurio laiko tada pradame jausti kaltę, kad gal neteisingai padariau, o tada pradame slopinti, ne? Ir būna toks mišrainė, miksas, slopinam, išreiškiame ir taip toliau. Tai vat, labai reikia ir svarbu mokėti išreikšti tą emociją, ne? Išreikšti, kaip aš dabar jaučiu, aš dabar pykstu, kai tu pasakai tokius žodžius, aš pykstu, man skauda, kai tu pakeli balsą, ne? Nekaltinti kito žmogaus, bet išreikšti, kaip aš jaučiuosi, kai kažkas vyks ir neinterpretuoti jo veiksmų, o tiesiog įvardyti, kas dabar vyko ir kaip aš jaučiuosi. Tai vat, tas išsakymas, išreiškimas emocijos labai yra svarbus, bet yra svarbiau, kaip mes tai išreiškime. Kitas dalykas, žmonės būna taip, kad jiem labai yra sunku išreikšti emociją, nes pirmiausia, net nežino, ką jis galbūt jaučia, nesupranta, išreikšti, nežino, kaip išreikšti, ir kitas dalykas, baisu išreikšti, ne? O jeigu aš įskaudinsiu, jeigu dar kažką, tai tada yra variantas paleisti emociją, ne? Pripažinti, kad aš dabar pykstu, arba aš ten pavydžiu, arba man gėda, ir tada paleisti tą emociją. Paleidimo emocijų yra įvairiausių variantų, nežinau, ar jūs kažką tai naudojate ar nenaudojate, bet toks kaip sakyti, vienas iš metodų, netgi vadinamas emocijų paleidimo metodas, Sedonos metodas, jis tikrai yra nuostabus, aš irgi jį praktikavau vienu metu, dabar truputį užleidau, reikės grįžti. Ir ten yra, kas yra labai gerai, kad ten dirbama ne tik tai, kad emociją dabar paleisti šiuo momentu, bet ieškoma priežastis, kodėl ta emocija sukilo. Ir suradus tas priežastis pasileidžia, kaip sakant, grandinė tam tikrų dalykų, pasąmoninių blokų ir taip toliau. Tai vat, Sedonos metodas irgi yra labai geras. Kas nežinote, pasidomėkite, tikrai labai nuostabus. Bet jeigu kalbant apie emocijų paleidimą tokį paprastesnį, nesigilinant, neieškant kažkokių tai priežasčių, bet šiuo metu nuimti tą emociją, tai yra, aišku, ir piešimas. Iš jo yra ir neurografika, aš truputį jau plačiau vėliau pasakysiu apie neurografiką, kai mes paleidžiame emocijas. Vienas iš būdų emocijų galima, pavyzdžiui, pasimti, nežinau, pieštuką ir kairė ranka, nes kairė ranka tai yra atsakinga už jį, mūsų dešinysis pusrutulis, tai yra atsakinga už mūsų emocijas. Mes tiesiog išpiešiame tą emociją, piešiame kažką, tai ne, tai irgi leidžia paleisti tą emociją. Taip pat padeda dainavimas arba rėkimas, ne, išeiti į mišką, išsirėkti arba tiesiog išdainuoti, nes kas yra, kai mes užspaudžiame arba jaučiame kažkokią tai emociją, jinai yra kažkur mūsų kūne. Vis laiką galite paklausti, kur jinai dabar gyvena. Gerklėje, ne, mes kai kažko neišsakome, kažkoks tai pyktis yra arba ten pavydas arba dar kažkas, pas mus stovi gerklė kaip gumulas.
galbūt ant širdies kažkoks tai sunkumas yra, kartais rankoje, ne? Ir va tada tiesiog dainavimo metu, rėkimo metu tiesiog išleisti tą emociją, tą bloką iš savęs. Taip pat yra neblogas metodas, yra masažas, nes kaip ir sakiau, mūsų emocijos tie blokai užsifiksuoja pas mus kūne, pradeda mums kūnas netgi skaudėti, ne? Nes jeigu mes dažnai slopiname emocijas ir jas užlaikome, po kurio laiko kūnas duoda apie tai žinoti. Tai vat masažas irgi išjudina tuos blokus ir irgi galima paleisti emociją. Šokis, judesys taip pat paleidžia, kvėpavimas, rašymo įvairios praktikos, ne? Tiesiog išrašyti kažką, ką aš dabar jaučiu, irgi leidžia. Netgi rašant gali ateiti ir atsakymas tos priežastinis, ne? Kodėl aš tą emociją jaučiu. Nes dažniausiai, kai emocija yra, tai kažkoks yra nepatenkintas poreikis. Kodėl aš tai dabar pajutau, kas vyksta su manimi. Ir galbūt dažniausiai net ne tas žmogus kaltas, kad tokią emociją sukėlė, tą situaciją, o tiesiog buvo kaip trigeris užaktyvino tai, kas kažkada tai vaikystėje buvo įvykę. Dažniausiai galima ieškoti tų priežasčių netgi vaikystėje. Tai didžiausias dalis tų priežasčių gyvena tenais. Ir aišku, galima eiti pas psichologą, pas psichoterapeutą ar kitą specialistą, kuris padeda susidoroti su tom emocijom, paleisti jas ir pradėti lengviau gyventi. Nes kai mes esame sukaupę tų emocijų, didelį kiekį, mūsų kūnas pradeda tai reaguoti, mes pradedame elgtis nebeadekvačiai, nes veikiame per emocijas. Šiandien istorijos susine dalinausi, kad ryte ėjau į masažą atsipalaiduoti, nes jau tiesiog pajutau, kad kai kurie dalykai tiesiog mane išerzina, ne? Vaikai kažką padaro ne taip, arba dar kažkas tai, ir aš jau ir dirglė esu, ne? Ir kai aš esu emocijoje, aš galiu neadekvačiai kažkaip pasielgti. Todėl yra labai svarbu pastebėti save, kad jau kažkas tai negerai ir tada dirbti su savimi. Tai va, o kaip paleisti emocijas su neurografika? Turbūt grįžau. Padėkit pliusiukus, jeigu aš grįžau, nes man čia skambutis ir numušė mane viską. Jeigu aš čia esu, juk tai rodo, kad laivas. Tai vat, mūsų emocijos turi išeiti, ne, iš išorę, kaip ir kalbėjau, neužlaikyti jų, nes kitaip pradeda, gerai, labai gerai, pradeda kentėti kūnas. Ir, pavyzdžiui, paimkime tokį dalyką kaip nuoskauda. Nuoskauda yra toksai kompleksinis jausmas, kuris apima liūdesį, apima pyktį ir netgi kažkokį tai norą keršto. Ir savarankiškai pradirbti nuoskaudą iš tikrųjų labai sunku, reikalinga netgi specialisto pagalba. Bet būtent neurografikoje yra algoritmas, kuris leidžia savarankiškai pradirbti šitą, kaip pavyzdį, šitą kompleksinį jausmą. Ir tam yra naudojamas blokų nuėmimo algoritmas. Šis algoritmas yra, turbinis, topinis, jisai vadinamas dar toksai pirmoji pagalba iš tikrųjų neurografikoje, nes jisai naudojamas dirbant su bet kokia tema ir jis ypač padeda paleisti tas emocijas, kažkokią tai įtampą, nuoskaudas, netgi įsitikinimus ir taip toliau. Ir būtent neurografikoje, būtent blokų nuėmimo algoritme mes išmetame tą emociją ant popieriaus lapo, nes, galime išmesti emociją įvairiais būdais, ne? Galime išmesti kaip įbrėkti pagalvę, trankytis, atsimenu vieną kartą kažkokiuose kursuose buvau, kur mes mokė laikraščių trankėm į stalą, ne? Arba ten išsirėkti, ne? Kaip sakiau, miške. Bet įsivaizduokit, jūs esate ofise, ateina kažkokia tai emocija, gal jūs sunervina netgi tas pats direktorius arba kolega ir jūs dabar pradėsit rėkti ir paskui visi išsigas arba peršpasit, aš dabar truputį parėksiu, nekreipkite dėmesio, truputį nelabai kas bus, ne, arba nesupras, kas vyksta. Tai vat yra svarbu, tam tikroj vietoj, su garsais namuose, aš galiu kur saugu, ne, darbe arba, kažkur tai kitur, kažkokioj tai vietoj, nelabai taip išreikšti emocijas.
O būtent neurografikoje mes tą emociją išmetame ant popieriaus lapo, aišku, ten irgi galima garsą panaudoti, efektyvesnis yra išmetimas, bet jeigu nėra galimybės, pavyzdžiui, netgi tam pačiam ofise, aš galiu išmetimą padaryti, aš paskui parodysiu jums ir jau yra lengviau pasidaro, nes aš išmetu emociją. Aš atlaisvinu save nuo tos emocijos, nuo to bloko. Geriausias iš tikro emocijų yra išmetimas, tai yra net ne išmetimas, o paleidimas, tai yra kai aš išjaučiu tą emociją, pajaučiu ją, pripažįstu ją ir tada paleidinėju. Bet būna tokių situacijų, kai emocinė būsena labai aukšta, ne, tokios užtaisas toks labai didelis, ne, liūdesys, agresija, pyktis, pavydas, ne, tiesiog netgi mūsų kūnas sureaguoja, kai mes pykstame, gali būti kumščiai susitraukia, aš nepasakiau, įsitempia, ne, visas kūnas įsitempia. Ir nebežinome, kaip tai išgyventi, tai būtent išmetimas ir blokų nuėmimo algoritmas labai padeda gerai tą išgyventi. Kai mes naudojam visą blokų nuėmimo algoritmą papunkčiui, nes yra tam tikra struktūra algoritmo, tai mes giliau pradirbam, nes aš kaip ir minėjau, mes neurografikoje ne tik tai piešiame, vyksta refleksija, aš klausiu, kas su manim vyksta, aš save stebiu, kaip dabar jaučiuosi, ne? Emocija tikrai vyksta, paleidimas vyksta. Aš tokį pavyzdį laiką duodu per mokymus, kai aš buvau parduotuvėje ir išėjus iš parduotuvės tiesiog, nežinau, sunervino ar pardavė, ar kažkas, aš nelabai ir atsimenu dabar, bet buvo tokia nemaloni emocija, pyktis, kažkokia tokia šiek tiek agresija ir galvoju, grįšiu namo, tai kas, kenties mano vaikai arba vyras, kas pasitaikys pirmas kelyje. Ir galvoju, ne, tokia aš negrįžti negaliu, aš, aišku, dažnai nešiojuosi savo rankinuke arba markerių, pieštukų, arba ir blanknotą popieriaus, ne, kad padaryti. O tuo metu aš neturėjau ir galvoju, ką daryti. Aš pasiėmiau tiesiog parduotuvės čekį, pasiėmiau tušinuką ar ten kažkaip pieštuką ir aš padariau išmetimą. Aišku, ten apvalinau, paspalvojau ir man jau ta emocija nuo skalės 10 nukrito iki 5. Tai aš jau nebe iš emocijos veiksiu, ne? Nes kai mes veikiame iš emocijos, mes galime ir prišnekėti negerų dalykų, ir padaryti nesąmoningų dalykų, ne? Nes mus užvaldo emocija. Tai yra svarbu tą emocijos užtaisą, tą piką sumažinti, kad aš galėčiau toliau paskui sąmoningai ir adekvačiai reaguoti tai, kas vyksta. O šiandien aš jums parodysiu būtent fragmentą iš blokų nuėmimo algoritmo su išmetimu. Jis nėra visiškai taip, kai mes darome blokų nuėmimo algoritme, nes ten mes jau dirbame, reflektuojame ir taip toliau, bet tai vis tiek padės jums pajausti, kaip galima išmesti emociją. Tai ką mes turėtume padaryti, nes, šitas išmetimo būdas tikrai yra ekologiškas, jums nereikia išsiriekti, nereikia trankyti kažko, tai ne, kriaušės trankyti arba pagalvės išsiriekti, tiesiog paimat popieriaus lapą, aš dabar pasiėmiau mažesnį tokį, galite 4, galite 3, jeigu labai didelis pyktis, galite mažiukus popieriukus, ne, pasimti pieštuką arba markerį. Markerių gal nesiūlyčiau, nes kai mes darom išmetimą, ten daug energijos ir tada jisai dažniausiai lūžta. Tai ką mes darome, mes tiesiog tuo metu, kai užplūdo kažkokia tai emocija, arba jinai stovi ir jūs norite ją truputį atpalaiduoti, pajauskite tą emociją, pajauskite, kur jinai yra jūsų kūne ir tarsi įsivaizduokite, kad ta emocija nueina į pieštuko galą ir jūs darote išmetimą. Išmetimas daromas per visą lapą ir darote tiek, kiek norite, ne? Mes piešiame, ne, darome tiek, kiek norime. Gali pradžioje būti agresyviau, paskui mažiau. Galite, jeigu turite dabar laiko ar galimybės, galite ir dabar pabandyti, ne? Ir tam tikrų momentų pajaučiate, okei, lyg tai užtenka, okei, bet dar jaučiu, kad yra, okei, imu kitą lapą. Galiu netgi kitą pieštuką pasimti. Vėl darau. Per visą lapą išmetu. Vaikam galite netgi irgi duoti tokį. Ne? Paskui pieštuką reikėtų padrožti, ne? Bet aš išmetu. Galite net su kvėpavimu. Ne? Dabar tai gal žiūrėsiu.
Ir kaip, nu, okei, užtenka. Ir galite tiek lapelių daryti, kiek tik norite. Tai yra toks, dar ką galite padaryti prieš kiekvieną lapelį, bet paklausti, kokia, pavyzdžiui, dabar nežinau, kažkoks tai pyktis yra, ne? Kiek balų aš dabar duočiau savo pykčių? 10, okei, padariau išmetimą. Aha, kiek dabar? 9. Gerai, tikrai daugiau reikia išmetinėti. Dar išmetu, ne? Išmečiu. O, 5, okei. Tai vat mes taip numažiname savo tą piką emocijos, nes, kaip ir minėjau, kai yra labai didelis pikas emocijos, mes neadekvačiai elgiamės. Kitas variantas, kai turite laiko, kai jau didesnę tą energijos pliūpsnį išleidote, dabar padarysim truputį jau labiau į neurografikos suapvalinimo, ne, algoritmą, blokų nuėjimo algoritmą. Tai išmetimą, kai jūs išmetėte didesnę tą pliūpsnį energijos jau padarėte, dar pajauskite tą emociją ir padarykite, nežinau, 4-5 sekundės išmetimą, bet pasitenkite, kad būtų per visą lapą. Ne? Va. Išmetimas. Gal reikėjo aš su markeriu daryti. Ir kitas variantas, žiūrėkit, kai mūsų susikirto išmetimas, tai yra mūsų išmetimas, jis aštrus, nedarykite išmetimo rutuliukais. Išmetimas tai yra aštrumas, tai yra kampai. Ir kuo jūsų daugiau tų kampų, tuo jūs daugiau išmetate tos. Ta rodo, kad ta išmetimas įvyko. Ir kai mūsų linijos susikerta, matote, daug susikirtimų yra, kai jos susikerta, susidaro kampai. Mūsų pasąmonė kampus supranta kaip pavojų, kaip tokią įtampą kažkokią. Tai ir mums yra svarbu tą įtampą sumažinti, subalansuoti. Tai labai yra svarbus elementas neurografikoje, tai yra kampų apvalinimas. Mes tarsi į kiekvieną kampą įpiešiame lanką arba apskritimą, bet mes nepiešiame jo, ne? Mes įsivaizduojam, ten tik tu aš jums parodysiu, kaip gal man pavyks iš arčiau. Taip, aš piešiu ir aš tarsi užlenkiu. Aš užlenkiu. Ir aš va taip visus kampus suapvalinu. Tik nelabai matosi žiūri, ne? Svarbu, kad mes vedame per liniją ir užapvaliname. Ir tų kampų yra pas mus daug. Ir va taip, kaip sakant, pamedituojate. Visus kampus suapvalinate. Tai irgi padeda nuimti įtampą subalansuoti, nes neurografikoje, čia mes tarsi įpiešiame, aš gal jums parodysiu apvalinimą dar ant atskirą lapą su storesniu markeriu, kad būtų aiškiau, kas niekada dar nepiešia. Ne? Štai grubiai, ne? Jeigu yra susikirtimas, yra kampai, taip, va. Jie aštrus ir mums yra svarbu, tai aš pravedu liniją ir užapvalinu. Tarsi taip lankelį užsuku. Oi, čia truputį nuėjo linija. Taip neturi būti. Tai taip storesnę padarau. Ne? Užapvalinu. Truputį sudėtingiau man piešti. Taip. Kai nematau. Va. Matot, užapvaliname tuos kampus. Ir tai padeda subalansuoti. Nes neurografikoje apskritimas, mes tarsi įpiešiame apskritimą. Apskritimas tai yra balansas, ramybė, atsipalaidavimas. Trikampis neurografikoje reiškia veiksmą, ėjimą, darymą, bet tuo pačiu ir konfliktą. Nes kartais mums reikalingas konfliktas, tas pats vidinis konfliktas, kad mes išjudėtumėm iš kažkokios tos sąstingio, iš kažkokios tai vietos. Ir kita dar figūra neurografikoje naudojama, tai yra kvadratas, stabilumas, saugumas. Bet kai mes dirbame ypač su blokų nuėjimo algoritmu, su emocijom, kurias reikia paleisti, su įtampu, mes naudojam tik tai figūrą apskritimą. Tai vat galite irgi paskui apskritimų, galima papiešti, ne, įpiešti, nes apskritimą irgi ramina ir balansuoja. Tai vat toks trumpas ištrauka iš blokų nuėjimo algoritmo, ką jūs galite padaryti, kai jums užplūsta kažkokia tai destruktyvi emocija, su kuria nesusitvarkote, arba kažkokia tai įtampa viduje jaučiate, sąmyšį kažkokia tai jaučiate. Tai tiesiog tą paimate, pajaučiate pas save kūną, kur jisai yra,
ar tas šitas įtampa ar emocija, ir ją išmetate pirmiausia, galite išmesti 2, 3, 4 lapus, leiskite savo, kiek tik tai norite, jeigu norite ir namuose nieko, arba kur esate ir žmonių, galite ir su garsu, o jeigu yra, tai perspėkit, nes kai aš pradėjau neurografiką piešti ir pradėjau išmetinėti su garsu, tai neperspėjus šeimynos, tai pradžioje buvo atbėgimas, kas su manim vyksta. Tai šitą dalyką padarykit, nes iš tikro išleidimas emocijos su garsu dar labiau sustiprina jos išmetimą. Tai vat, toks kūrybinis išmetimas emocijos ir suapvalinimas padeda mum nuimti emocijos išeiti iš tos emocijos piko ir tada adekvačiai žiūrėti situaciją ir pamatyti, kas vyksta. O jeigu norite jau išmokti savarankiškai paleidinėti emocijas, įtampas ir dirbti pagal jau algoritmą, nes naudotojo kurse aš duodu būtent 3 variantus blokų nuėjimo algoritmą ir dar yra duodamas algoritmas ketinimo iškelimo. Ketinimo iškelimo algoritmas tai yra, kai yra apatija, kai nežinau, ko noriu, kai arba daug pasirinkimų yra ir nežinau apskritai, ką čia daryti, tai vat šitie algoritmai yra tokie kaip vaistinėlė, būtent dirbant su savimi. Ir kai aš jau turiu instrumentą, padedantį man dirbti su savimi, man reikia kiekvieną kartą lakstyti pas specialistus arba, nežinau, skambinti draugiai ir verkti ant peties. Išsiverkti reikia, bet, kaip sakant, kiekvienas mes turim savo gyvenimą ir tam tikrus dalykus mes galime tiesiog savarankiškai savo padėti, nes neurografika yra tikrai kūrybiškas, transformacinis savipagalbos instrumentas savo. Ir jeigu jūs norite išmokti, tai rašykit man žinutę, nes kovo 7 dieną prasideda naujas kursas, jau 6 mano vedamas neurografikos naudotojo kursas ir jį įvesiu kovą, o paskui bus tik tai jau rudenį, nes aš 2 kartus vedu per metus naudotojo kursą, rudenį ir pavasarį. Tai jeigu jums surezonavo ir jeigu norite savo išmokti padėti, tikrai kviečiu, nes nepraleiskite tokios progos, pabandyti, išbandyti, kas tai yra ir turėsite nuostabų instrumentą savo. Tai tiek šiandien trumpai su trukdžiais, su neleidimu Facebook'ui man išeiti į jį, bet ačiū Dievui, šitas Instagramas man leido, pasidalinau. Linkiu jums gražios dienos ir tada susitinkam, ačiū širdutes, jas gauti labai fainą visą laiką, tokį palaikymą jaučiu. Ir kitas mūsų susitikimas, tai vėl, kaip sakau, čia yra apie neurografiką laivų ciklas. Aš vėl kitą savaitę, trečiadieniais, penktadieniais, 12 valandą, tiek Instagrame, tiek Facebook'e, aš pasakosiu toliau. Apie ką dar nežinau temą, gal pirmadienį paskelbsiu, nes aš kūrybiškas žmogus, pas mane ateina mintis kartais staigiai. Jeigu yra kažkokių klausimų ir kas jūs domintų, parašykite, galbūt aš sugalvosiu iš jūsų klausimo kažkokią tai laivą padaryti. Ir tada gražaus savaitgalio ir iki kitų susitikimų. Iki.